Sveiki prisijungę prie mokymo sveikatai palanki mityba ir fizinis aktyvumas. Visi esame skirtingi, o savo skirtybėmis žavingi. Mūsų kūno sudėjimas, riebalų kiekis organizme dažnai priklauso nuo genų, tačiau vien jiems visko patikėti negalima. Tai, kaip mes jaučiamės, atrodome, dažnai priklauso ir nuo mūsų požiūrio į fizinį aktyvumą, mitybos ir turimų žinių apie ją. Tikrai žinote, kad reikia sveikai maitintis, bet koks maistas laikomas sveikatai palankiu. Dabar jūsų organizmas sparčiai vystosi, auga ir tobulėja. Tad sveikatai palankios mitybos reikšmė itin didelė. Bręstant vyksta esminiai organizmo pokyčiai, pakinta daugelis organų bei organų sistemų, suaktyvėja medžiagų apykaita ir padidėja energijos poreikis. Neracionali mityba kenkia jūsų sveikatai. Stabdo vystymąsi ir augimą, vėlina lytinį brendimą, mažina organizmo apsauginės savybės, silpnina atmintį bei gebėjimus. Jei trumpai, sveikatai palanki yra tokia mityba, kai valgoma daug vaisių ir daržovių, viso grūdo patiekalų, daug augalinių baltymų turinčių pupelių ir kitų ankštinių kultūrų, liesos mėsos, žuvies ir paukštienos, mažai cukraus ir druskos. Visa tai atspindi sveikatai palankaus maisto pasirinkimo piramidę. Ji nepateikia tikslaus produktų kiekio gramais ar kalorijomis, bet yra orientyras, kokius maisto produktus valgyti. Ji iliustruoja mitybos įvairovės taisyklę ir parodo, koks turėtų būti maisto produktų grupių santykis poros maisto davinyje. Jūsų amžiuje dienos energijos normos yra pačios didžiausios, lyginant su kitomis amžiaus grupėmis. Todėl kalorijų ribojimas jums dabar ne į naudą. Įdomu, kiek kalorijų reikia suvartoti per dieną. Lietuvoje rekomenduojama mergaitėms per parą suvartoti 2400, o berniukams 2800 kalorijų. Tačiau suvartojamam kalorijų kiekiui daug įtakos turi ir gyvenimo būdas. Formulė čia paprasta. Turite valgyti tiek, kad gauta su maisto energija atitiktų fizinio aktyvumo metu išeikvotą energiją, o kūno masė būtų normali. Kūno masės indeksą galite pasiskaičiuoti pagal šią formulę. Tačiau gautus skaičius vertinti reikėtų labai individualiai. Šiuo klausimu tau galėtų padėti šeimos gydytojas ar profesionalus dietologas. Jie įvertins tavo amžių, pomėgius bei fizinį aktyvumą ir pasakys, ar reikia sunerimti dėl savo kūno svorio. Jei skaičiai ir nerodo norimo rezultato, nenusiminkite. Mes visi skirtingi ir tuo labai žavingi. Galbūt reikės įdėti daugiau pastangų, kad pasiektum sveikatai palankesnių rezultatų. Bet juk tu gali. Tik nepamiršk, paauglystėje yra itin pavojinga laikytis neprofesionaliai sudarytų mitybos planų, norint palaikyti normalų kūno svorį. Kai stinga ar būna per daug pagrindinių maisto medžiagų, sutrinka lytinis brendimas ir augimas. Kad su maistu gautumėte reikiamą maisto medžiagų kiekį, turėtumėte atsakingai planuoti savo valgymus. Tam turite turėti savo mitybos režimą. Kokybiški pusryčiai yra pats svarbiausias dienos valgis. Jis pažadina organizmą po 8 valandų miego, kuomet energija buvo naudojama lėtai. Tai gana ilgas laikas, kuomet nebuvo valgoma, tad reikia jį kompensuoti. Todėl valgyti pusryčius yra būtina. Ar žinojote, kad valgydami pusryčius pradėsite geriau mokytis mokykloje? Papusryčiavę lengviau sutelksite dėmesį ir pagerinsite atmintį. Turėsite daugiau jėgų ir energijos, bei jausitės mažiau irzlus ir neramus. Gerai subalansuoti pusryčiai padeda išlaikyti tinkamą svorį dabar ir ateityje. Pusryčiams rinkitės vieną patiekalą iš šių ir neprašausite. Pasirinktų grūdų košė su priedais. Šviežiais džiovintais ar šaldytais vaisiais, uogom ar šviežiom virtom daržovėm. Sumuštinis su viso grūdo duona, virtu kiaušiniu ir daržovėmis. Omletas ar kiaušinienė su daržovėmis ir viso grūdo duonos riekele. Laikas priešpiečiams? Jais pasirūpinkite iš anksto. Rinkitės riešutus, jogurtą ar varškę. Šviežius ar džiovintus vaisius, uogas, o gal mėgstate vaisių kokteilius? Išsirinkite kelis mėgstamus vaisius ar uogas, užpilkite vandeniu ar pienu ir sutrynę maisto trintuvu, gausite puikų sveikatai palankų užkandį. Pietus antras po pusryčių pagal svarbą valgymas. Pietų patiekalą susiplanuoti galima iš tikrai didelės gausos produktų.
Idealiai tiks tiek orkaitėje, tiek garuose kepta mėsa, žuvis, ankštinių daržovių troškinys su bulvėmis, kruopomis ar makaronais. Nepamirškite ir pusės lėkštės šviežių salotų ar virtų raugintų daržovių. Pavakariams rinkitės daržovės, salotą su sėklomis ar riešutais, jogurtą, varškę, kefyrą. Vakarieniai tiks troškiniai, kiaušiniai, patiekalai iš varškės, įvairūs apkepai. Svarbu atsiminti šias taisykles. Raktas į sveikatai palankę mitybą slypi daržovių ir vaisių įvairovėje. Norite patarimo? Laikydami vaisius matomoje vietoje dažniau prisiminsite, kad jų reikia valgyti kiekvieną dieną. Gamindami daržovių ir vaisių patiekalus dėkite kuo mažiau riebalų, druskos ar cukraus. Pirmenybę teikite šiems patiekalų gamybos būdams – virimui vandenyje ar garuose, troškinimui. Dar prisiminkite, kad sveikatai palanki mityba ir pridėtinis cukrus yra du nesuderinami dalykai. Cukrus sukuria priklausomybės iliuziją. Sakysite, kad saldainiai daro jūs laimingus ir negali sukelti priklausomybės? Bet taip yra. Smaližiaujant saldumynais, smegenyse suaktyvėja zonos atsakingos už malonumo ir laimės pojūčius. Kas nenori būti laimingas, tiesa? Tad jų norisi kasdien ir vis didesnio kiekio, nes smegenims nebeužtenka to cukraus, kurio pakako dar prieš mėnesį. Suvalgius saldainį, gliukozės kiekis šokteli į aukštumas. Ir vėl tampate laimingi, šaunu ar ne? Deja, tiesa kiek kita. Šis energijos šuolis yra labai laikinas ir tuoj pat jėgoms apleidus norisi prigulti. Iš lovos priverstų pakilti tik stalčioje laukiantis šokoladukas? Tokia situacija šmaikščiai galėtų būti vadinama priklausomybė. Kasdienybėje ji pasireiškia tuo, kad energiją ir žvalumą suteikia tik skanumynai. Jų nesuvalgęs žmogus jaučiasi prislėgtas, mieguistas, mintys sukasi tik apie šokoladukus ir pyragėlius, sunku susikaupti. Negavus cukraus gali kilti pyktis ir irzlumas, o tai tikrai nepadeda būti mėgstamų draugų, tiesa? Yra gerų žinių, tai pagydoma. Cukraus poreikis sumažėja gerai išsimiegojus ir subalansavus mitybą. Tai reikia žinoti, kuo galima pakeisti dienos valgymuose perdirbtą cukrų. Ir su laiku atsisakysite šio niekam nenaudingo įpročio. Cukraus poreikį pakeisite suvalgę kelias džiovintas datulės, šviežias ar džiovintas vynuoges, kitų saldžių vaisių ar uogų, ar tiesiog gerdami daugiau vandens. Juk žinote, kad vandens turite išgerti 6-8 stiklinės per dieną, tiesa? Vanduo – gyvybės šaltinis. Tuo viskas ir pasakyta. Nuolatinis persivalgymas, saiko jausmo neturėjimas arba atvirkščiai, dažnas nevalgymas sutrikdo organizmo veiklą ir mūsų vidinis mechanizmas pradeda strigti. Dažniausi mitybos sutrikimai yra nervinė anoreksija, nervinė bulimija ir nuolatinis persivalgymas. Ar žinote, kas vyksta organizmo viduje persivalgius? Vidutinė skrandžio talpa 1,3–1,5 litro, tačiau gali svyruoti nuo 1 iki 3 litrų ribose. Persivalgius įsitempia skrandžio sienelės, padidėja skrandžio sulčių išsiskyrimas, stipriai susitraukia tulžies pūslė, stimuliuojamas kasos fermentų išsiskyrimas. Dėl to žmogus gali jausti rėmenį, skausmą viršutinėje pilvo dalyje ar po dešiniuoju šonkauliu lanku. Kad nepersivalgytumėte, organizmas turi įprastų režimo laiku gauti maisto. Tradiciškai valgymo valandas galėtų susidėlioti taip. 7 val. Pusryčiai, 10 val. Užkandis, 12 pietūs, 3 val. Užkandis, 6 val. Vakarienė. O ruošdamiesi vakarėliui visada prieš jį pavalgykite, kad vėliau to nedarytumėte be saiko. Pamenate, sakiau, kad norėdami nepriaugti svorio, kiek suvartojate kalorijų, tiek turite ir išeikvoti. Fizinė veikla svarbi ne vien dėl svorio kontrolės. Judėjimas palaiko gerą sveikatos būklę ir padeda kovoti su ligomis. Padeda sumažinti širdies ir kraujagyslių ligų riziką, išvengti kai kurių vėžio rūšių, osteoporozės, diabeto, nutukimo, aukšto kraujospūdžio, depresijos, streso ir nerimo. Fizinė veikla gerina emocinę būklę, stimuliuoja įvairių smegenyse veikiančių cheminių medžiagų gamybą, o tai užtikrina laimės pojūtį ir padeda atsipalaiduoti. Reguliarus judėjimas skatina pozityviau vertinti save ir savo išvaizdą. Taigi sustiprėja savivertės jausmas. Judėjimas skatina energingumą.
Fiziniai pratimai stiprina raumenų tonusą ir didina ištvermę. Judant, deguonis ir maistinės medžiagos sparčiau pasiskirsto po kūno audinius. Todėl širdis ir plaučiai ima veikti efektyviau, padaugėja energijos. Fizinė veikla užtikrina ir miego kokybę, po didelio dienos krūvio pavyks geriau pailsėti. Kaip jau ir patys turbūt supratote, fizinis aktyvumas gerina gyvenimo kokybę bei yra geras laiko praleidimo būdas. Bet kokia fizinė veikla yra geriau nei jokios veiklos. Tačiau jei norite didesnės naudos savo sveikatai, didinkite fizinės veiklos intensyvumą, trukmę ir dažnumą. 60 minučių aktyvi mėgstama fizinė veikla padės palaikyti gerą sveikatą. Jei norite ne tik palaikyti, bet ir pagerinti sveikatą, fizinės veiklos laikas turi būti ilgesnis ir trukti bent 1,5–2 valandas per dieną. Nežinote, nuo ko pradėti? Pabandykite planuoti fizinę veiklą. Galite pradėti vesti fizinio aktyvumo dienoraštį. Kiekvieną savaitės dieną pažymėkite laiką skirtą vidutinio ar didelio intensyvumo fiziniai veiklai. Žymėti dienyną galite savo asmeniškai arba rungtyniauti su draugais, klasės draugais ar net tėvais. Tai bus smagiau siekti rezultatų. Kiekvienos dienos fizinio aktyvumo laikas sudedamas ir galima pasitikrinti, ar pasiektas rekomenduojamas rezultatas. Štai jums pavyzdys, ką turėtumėte nuveikti per savaitę. Kasdienis ėjimas į mokyklą ir iš jos. 3 privalomos mokyklinės fizinio ugdymo pamokos. Aktyvios pertraukos tarp pamokų. 3–4 neformalūs sporto užsiėmimai. Savaitgalio metu intensyvūs pasivaikščiojimai. Važinėjimasis dviračiu, riedlentėmis, riedučiais, plaukimas, krepšinis, futbolas ar kitos aktyvių sportinių žaidimų rūšys. Planuoti fizinę veiklą gali būti smagu ir naudojantis įvairiomis mobiliomis programėlėmis. Pasinaudokite keliomis populiaresnėmis. Tik nepamirškite mėgautis. Išbandykite įvairias fizinio aktyvumo formas, nuo paprastos mankštos iki netradicinės fizinės veiklos. Joga, kalanetika, kvėpavimo pratimai. Ir nepersitempkite. Stiprindami sveikatą nesivaikykite maksimalių fizinių krūvių. Įvertinkite savo galimybes. Nuosekliai didinkite fizinį pajėgumą. Planuodami savo fizinę veiklą, atkreipkite ypatingą dėmesį į apšilimą prieš ir atsipalaidavimą po jos. Apšilimas svarbus, nes pagreitėja širdies ir kraujagyslių sistemos darbas, pasiruošiama krūviui, pakyla raumenų temperatūra, suintensyvėja medžiagų apykaita juose. Tuo pačiu pagerėja kraujotaka raumenyse bei su krauju į juos patenka daugiau deguonies. Sumažėja traumų rizika. Atsipalaidavimo nauda ir poveikis. Padeda atstatyti normalią širdies veiklą, mažina traumų tikimybę, padeda sumažinti raumenų skausmą. Taigi, linkiu, kad atrastumėte mėgstamą fizinę veiklą. Prieš ją padarytumėte apšilimą, po jos atsipalaidavimo tempimo pratimus. Treniruotės ir bet kokios aktyvios veiklos metu nepamirškite kvėpuoti patogiu savo tempu bei gerti pakankamai vandens. Mokytis gali būti smagu, o sveikatai palanki mityba ir aktyvus laisvalaikis bei aktyvi kasdieninė veikla, įdomus užsiėmimai, nereikalaujantis didelių pastangų, jei tai darote nuolat. Ačiū, kad skyrėte laiko savišvietai ir daug daugiau sužinojote apie tai, kaip pasidaryti sveikatai palankų valgiaraštį, nuo ko pradėti mankštintis. Būkite ir likite sveiki. Parengta Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro užsakymu.